Labas rytelis. Rugpjūčio 14. Šiandien pajudam iš Hamar į Ålesund. Ten dar su amerikiečiais nesu buvus, bet kadangi dabar vairuoju Kuonį, italus, važiuosim ten. Pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Nuotaikytė Max, labai gera, liuks, miegojau kaip kūdikis, kaip beibis, su seiliuku nutisusiu. Atsikėliau, išsiploviau galvą, netingėjau, nekokia tai sutrė, kad žinai, galvočiau italai, kad šitą tai netingi praustis. Vakar pamiršau sumesti jums filmuką. Antiek nežinau, ką aš buvau užsiėmus vakare, ar ant galo paskui nulūžau, atsiguliau lovą ir iš karto atsijungiau. Ir pamiršau, karočią, vienu žodžiu. Gal šiandien ryte gausis, va dabar gal gausiu sumesti, padaryti vidosiką tiem, kas laukia. O tiem, kas nelaukia, vis tiek pasižiūrėkit. Vis tiek norit pamatyti, koks yra darbas, kai esi turistinio autobuso vairuotoja. Nesakykit, kad neįdomu pamatyti, ką valgom, kur miegam, ką dirbam, kur važiuojam, kaip jaučiamės, kaip pykstam, kaip šypsomės, kaip, tai aišku, kad įdomu. Pas mane autobuse tyliau negu kapinėse, negu kapuose. Gydė iš vis nieko nešneka, žmonės irgi nieko nešneka. Vairuoju, važiuoju. Žiūriu kelią, taip, kadangi labai tylu, ramu, niekas nekalba, įsidėjus ausinuką, klausausi biškį, ten tokių pramoginių laidų. Ir girdžiu, kažko šneka man iš dešinės, pasuku galvą, žiūriu, vienas italas atėjęs, ten kažką itališkai šneka ir sako kofe. Tai gal vis dėlto, atsiprašau Martino, gal geriau važiuojant per Norvegiją kalbėti bent jau apie Švediją, bet bent jau vis tiek bendrauti su žmonėm, sakyti, kada bus kokie sustojimai, kokie breikai, kur tualetai, kur kava, kur viską, o ne kad žmonės eitų patys manęs prašyti ir aš tada pati stočiau ten, kur žinau vietose, kad jie turėtų breiką, nes, aš suprantu, žmonės nori ir mišti, ir gerti, ir visko, tai jie atvažiavo turėti gerą laiką, o jie kaip bažnyčia, žinai, sėdi ir visą laiką. Nežinau. Vargšė, jinai jaučiu visiškai absoliučiai nauja ir jai niekas nepaaiškino ir neparodė ir nepaaiškino, kaip reikia dirbti šitą darbą. Aš būčiau ahujena gydė. Aš čia lietuviam tiek visko pripasakočiau, va čia, kol vairuotojas vairuotų, aš su to mikrofonu čia jiem tiek pripasakočiau ir karaokių pridarytume, ir žaidimų prižaistume, ir dar ir papilstyčiau aš visiems. Aš būčiau ahujena gydė. Reikia kada nors surinkti man lietuvių kokią grupę, norinčių pakeliauti ir pagidauti. Blemba, kaip galima šitaip tylėti? Negalima šitaip tylėti. Ir paskui sakau, vargšai žmonės patys ateina prašyti po. Jis turbūt itališkai pasakė, miela vairuotoja, gal galite sustos kur nors kavos, nes aš jau nebegaliu. O aš nieko nesuprantu ir matai, va čia žinai sėdžiu. Taip pasakau, jisai čia stovi. O kas svarbiausia, Norvegijai, jeigu tu neprisisegęs jau tave, jeigu jau mentai sustabdo, žinai, tai iš karto bauda. O jeigu dar pamatytų, va tai va čia stovinti, tai mes abudu susimokėtume baudą. Kelionės antra diena. Bet man patinka. Kaip būtų nuobodu dirbti, jeigu būtų viskas pagal programą, ne? Taip kaip privalo būti. Visi elgtųsi taip, kaip privalo elgtis. Ne, būtų kažkaip, net nebūtų apie ką filmukus daryti ir nebūtų iš ko žvengti. O dabar išvengiau, negaliu. Važiuojam toliau. Važiuojam į Lom Stavet Church. Tai yra bažnyčia, Lomo bažnyčia. Čia man išvažiuoti, ką šiandien dabar pasitraukti ir čia aš tau nemaišau. Artėja pas mane berniukas su gražia didelė fūra. Reikia paklausti. Važiuot? Hello? Ne, išlenda. O, ačiū. Tusen tak. Būčiau patraukus, man tai pofik, aš neprarasiu nei laiko, nei nieko, nei man čia stovėti reikia kem 5 minutės. Ir kas svarbiausia, jie visi nubėgo ne į Circle K, kad Circle K yra ir tualetas ir kava, bet jie nubėgo tenai į McDonald'ą ir aš nežinau, McDonald'as iš viso dirba ar ne. Aš tikiuosi, jie ras ką nors. Bent jau, kad vieni pamirštų, o kiti kavos rastų. Aš noriu suorganizuoti lietuviam kelionę. Pamatytumėt, kiek aš jums pripasakočiau. Reikelė. Reverse the
Mūsų mikrofonas gaudo kito autobuso gydą nuotrupom, bet galima girdėti, kai šneka. Ir ištisai šneka gydas. Ištisai gydas šneka. Kažin čia atvažiuos ar nuvažiuos toliau. Čia biškai kitoks darbas šiandien. Sėdėti ant dėžės ir saugoti, kad nieks neiškristų iš valties. Kuoni tau ne Gate 1. Su Kuoni labai daug važiuojam kilometrų. Po galais atsivilkom 7:30 į Olesundą. Štai priparkuotas autobusas, sutvarkytos šiukšlės, iššluota, išplauta. Štai jum Olesundas, štai jum Leila. Einam į viešbutį. Nelenda. Reikia gal paspjaudyti. Oi. Įvažiavau į Olesundą. Ir tokia pirma mintis. O Dieve, kaip man čia negražu. Ne, atsiprašau labai visų čia gyvenančių. Nieko asmeniško, bet tiesiog kažkaip, žinai, visi miestai gražus ir atvažiuoju į tokį pramoninį miestą. Grinai pramoninis. Bet čia visai neblogas. Yra kur pasivaikščioti, yra ką pasižiūrėti. Pabandysiu parodyti jums. Ryto autobusas iki aikštelio autobusų čia, o iki viešbučio eiti, ten toli. Ten diena praėjo visą laiką vairuojant, tai man patinka vairuoti, tai labai fainai buvo. Užskaitau. Rytoj lygiai taip pat vairuosiu daug, poryt irgi daug. O paskutinę dieną iš viso visi važiuosim iš Bergeno į Oslą. Visą dieną praleisim autobuse. Neįsivaizduoju, ką tie vargšai italai čia pamatys. Gydė visą laiką tyli. Nieko absoliučiai nepasaka. Ir jie, aš nežinau, valgo, miega, turbūt tiesiog važiuoja ir galvoja, blemba, ką aš čia veikiu. Nei jiem, pavyzdžiui, sightseeingų, nei jie gauna vietinių gidų, nei jie kažkur eina į kažkokias vietas, jie tiesiog važiuoja autobuse. Nenoriu tokios kelionės. Nenoriu, ne. Jeigu nuvažiuočiau į Italiją, tai nenorėčiau taip ištisai sėdėti autobuse. Aš norėčiau, kad atvažiuoji nuo kokių 3 valandų, išleidžia tave miestuke, tu eini, valgai, ragauji, darai, matai, kažką veiki, kalbi, deginisi, kažką, žinai, o ne autobuse iki 8 vakaro. Olesundas labai kalnuotas. Gatvės ištisai į kalną, nuo kalno, nežinau kaip jie čia vargšai važiuoja žiemą, kai slidu, bet net autobusas vargšas iš vietos nenorėjo paimti, nes per daug buvo, per daug kalno. Štai turim centriuką. Ten jaučiu senamiestis kažkoks, ne? Tokie pastatai visai senoviški. Na, įdomu būtų su gidu pavaikščioti, kad vietinis gidas papasakotų.